Na ką, nelėjai? Domai. Nusiuntėm jau, dalyko įsiplauti galvytės. Aha. Dabar žiūrėkit, ką aš turiu galvą įsiplauti. Kompanija čia turi absoliučiai viską. Viskom naudojamės ir, aišku, jeigu jau taip gerai galim prisižiūrėti savo odą viso kūno, tai galva taip pat turi odą, ne? Ir mes turime puikų šampūną, nuostabų šampūną. Aš dabar kalbėsiu apie vieną grupę iš galvos priežiūros, plaukų priežiūros priemonių, bet jų mes turime tikrai ne vieną. Tiksliau, šiandien aš jums pristatysiu 2 grupės. Reiškia, taip, šampūnas ir taip, šampūnas. Matot parašyta Scalp Care. Skalpo rūpestis, pasirūpina skalpu. Taigi, taip pat gavau savo siuntinyje visą, čia Body Richter, daug didesnis siuntinukas, Scalp Care 2 set. Reiškia, 2 priemonės yra, kad pasirūpintų mūsų galvos oda ir mūsų plaukais. Kuo jos ypatingos? Štai, aš jau patį šampūną buvau atsisiuntusi ir anksčiau, bet čia dar yra šalia šampūno kondicionierius. Aš prisipažinsiu, kondicionierių aš niekada nenaudoju, man skaitau, kad nereikalingas dalykas yra, bet šiaip tokį dalyką kaip kondicionierių mes turime. Ir rinkinį, jį užsisakė mano dukra, o jinai yra kirpėja, jinai ne šiaip sau viską žino apie plaukus, jinai labai išsamiai žino apie plaukus, apie jų priežiūrą, kaip reikia pasirūpinti galvos odą, kad plaukai būtų sveiki ir gražūs. Tai štai yra ir šampūnas, ir kondicionierius, tai yra po 500 ml. Dabar kuo jie ypatingi? Matot, mano šampūnas jau pradarytas, Scalp Care, taigi skirta galvos plaukuotajai daliai, skalpui. Skalpas tai yra ta oda, iš kurios auga plaukai. Visa tai susiformuoja, kai kūdikis būna mamos pilvelyje dar 3 mėnesį. Atsiranda pas mus, būtent formuojasi plaukuotoji galvos dalis, kai vaikelis dar būna pas mamytę. Ir kaip mes begyvensime, plauko struktūra, viskas, kaip atrodys mūsų plaukai, mes pakeisti jau nieko nebegalim. Kaip susiformavo motinos įsčiuose, taip ir bus visą laiką. Ką mes galim įtakoti? Mes galim įtakoti, kad ta galvos oda, skalpas, kurioje plaukai auga, kad jinai būtų sveika. Tai va šitą dalyką mes galim pakeisti. Mes galim pakeisti tai, kad plaukai pas mus būtų sveiki, sveikas plauko folikulas. Mes galime duoti tas maistinės medžiagas, kurios reikalingos, kad visa tai būtų, o tai plaukai mūsų, praktiškai, jeigu pažiūrėtume į plauko struktūrą, tai yra keratinai, tai yra baltymai, plauko baltymai yra keratinas. Ir, aišku, folikulas, kuris auga odoje, skalpe mūsų, ir jisai maitinasi, ten yra ir kraujotaka, ir limfotekis yra, ir visas maistinės medžiagas atneša kraujas ir pateikia per kraujagyslės į mūsų galvos odą. Vat tą plauko folikulas pasiima ir priklausomai nuo to, kokią mitybą mes duosime, tai ir iš vidaus labai svarbu, ką mes valgome, bet ypatingai mums svarbu, kada mes plauname galvą ir prižiūrim, nes su netinkamom priemonėm, su stipriai cheminiam priemonėm mes galime pakenkti ir plaukų svogūnėliui, ir riebalinių liaukų veiklai, ir visai mainų programai. Todėl mums reikia naudoti originalius, organiškus produktus, kurie mūsų plauką ir galvos odą maitina, lengvai švelniai išvalo ir nepakenkia jam. Tai būtent kompanijos Atomy šampūnas ir kondicionierius Scalp Care būtent yra tam ir skirta. Sveikoj odoj auga sveiki ir gražūs plaukai. O toliau jau priklauso, kaip mes juos prižiūrėsime. O kadangi dabar moteris praktiškai visos dažo plaukus, tai nori, nenori, mums reikia
ypatingą priežiūrą skirti savo galvos odai ir plaukų būklei. Plaukai tai mūsų vizitinė kortelė. Taip kaip atrodo mūsų plaukai, taip atrodome mes. Kaip jau sakiau, anatomijos nepakeisime, bet kad ta anatomija būtų sveika, mes tą turime ir padaryti. Tai taip, pasižiūrėkite, kas čia yra. Čia yra kviečių želmenys, čia yra įvairiausių augalų ekstraktų. Kondicionieriuje yra avokado, biotino ir įvairiausios maitinančios medžiagos gautos iš augalų, kviečių želmenų sulčių ištrauka. Vienu žodžiu, ką gamta motulė duoda, tuom ir tręšiame savo plaukus. Tai štai, avokado aliejus ypatingai sveika mūsų galvos odai ir plauko folikulo sveikatai. Tai rinkinys, kaip jau rodžiau, yra puikus. Išsiplovus, ką mes jaučiame išsiplovus? Aš galiu pasakyti apie pojūtį, kai įsiplaunu su šituo šampūnu skalpkėje. Minkštai valo. Puta tokia lengva, maloni puta, bet toks švaros pojūtis, kai įsiplauni. Mėtos pojūtis, mėtos nata jaučiasi. Jaučiasi prabangių vaisių aromatas. Aš dar ir pusę kūno nusiplaunu, aš tada, kai plaunu galvą, praktiškai pusę savo nenaudoju jokių prausiklių, o tik tai taip pat panaudoju šitą šampūną. Ir plaukučiai, dabar pas mane išplauti galva mano, aš ketvirtadienį eisiu pas kirpėją, bet plaukai mano tokie, kokių aš noriu. Man nereikia, kad jie būtų sulaižyti ar labai glotnus. Jie man turi būti plaukai, kurie atrodo gana pūrus yra, bet ir gana tankus, palyginti su tai, kad mano plaukai yra labai plonučiai. Tai aš savo išvaizdą labai patenkinta. Bet tai dar ne viskas. Aš dar mūsų Europos tinklalapyje, ką tik tai dariausi užsakymą, ir pamačiau, kad jau Europoje mes turime šitą tatam. Žiūrėkit, Atomy Protein Intensive Shampoo. Būtent grinai baltyminis, proteininis šampūnas. Pabandysiu atidaryti šitą dėžutę, atsisiunčiu iš karto 2 vienetus, nes žinau, kad pas mano anūkę jau baigėsi šampūnas. Ir mamytė sakė, kad reikia. Ir vieną būtinai noriu pasilikti savo. Aišku, dar kol kas nėra, bet šalia šito šampūno rinkiniuose būna. Ir dar speciali esencija, su kuria išplovus plaukus su šito proteininiu šampūnu, plaukai įgauna ypatingą tvirtumą, ypatingą žvilgesį ir stiprumą. Stiprus plaukas, plaukai nustoja slinkti. Jau vien dėl to, kad vienu plovimu aš naudosiu skalpkėję šampūną, o kitą kartą plausiu būtent šito proteininiu šampūnu. Tai aš manau, kad dar labiau džiaugsiuosi savo plaukų būklę. Tai štai, o kai dar yra ir priemonė, paskui jau išplautiem plaukam, tiesiog mes per šaknis sulaistysime šaknis, įtrinsime jas ir duosim pabūti, kai atsiras dar būtent tonikas plaukam, tai aš manau, kad pas daugą baigsis ta problema, kaip plaukų slinkimas, reiškia, išgydžius galvos odą, baigėsi pliskanojimas tai yra grybelio gausa, reiškia, plaukas auga sveikas, jis prasimuša pro odą lengvai, folikulas sveikas, duoda sveiką plauką. Ir tie plaukai nepastebimai, matome, kai įsiplaunam dabar tamsus plaukai, aš matau, kiek man jų iškrito vonioje. Tai patikėkit, kai pradėjau plautis galvą su skalpkėję šito šampūno, daug mažiau plaukų aš randu vonioje iškritusių. Taip, natūraliai jie turi kristi. Taip pat daug mažiau randu šepetyje, kai šukuojuosi iškritusių plaukų. Ir ką dar pastebiu, jeigu įkišu taip rankytę ir pabandau tai padaryti,
pabaksnot. Aš jaučiu, kaip čia auga naujų plaukų ežiukas. Tai reiškia, tie folikulai, kurie galbūt dėl kažkokių tai priežasčių jau buvo užmigę, jau plaukas nebeaugo toj vietoj, bet folikulas buvo ir jisai gyvas, tai gal miegantis. Viskas atsigavo ir pradėjo augti. Tai reiškia, netgi mano ploni plaukai, o mano dukra ir kirpėja mano, tai sakė, mama, aš jau pastebiu, kad pas tave daugiau plaukų. Taip jau čia buvo pradėję formuotis nuo amžiaus tam tikra dalis plinkanti, moteris irgi turi tą, vyrai labai anksti turi tą plikimo efektą. Tai būtent naudojant šituos šampūnus ir Scalp Care ir proteininį šampūną, mes šitos bėdos nebeturėsime. Tai esu giliai įsitikinusi. Dabar atidarysiu šitą šampūną, pabandysiu truputį ant rankos užsispausti, kad pajusčiau jo kvapą. Vis tiek jisai jau mano, aš jį būtinai naudosiu, aš jo labai noriu. Ir štai, labai daug aš čia jo užpurškiau ir konsistencija tokia gelinė. O kvapas, vėl žolelių, bet tokių žolelių, toks sodrus, toks malonus. Tai štai, einu nusiplausiu ir kitam video, nusiplovus ranką, aš jums pademonstruosiu, ką aš dar atsisiunčiau. Aš dar atsisiunčiau dar vieną produktą, štai Atomy Hand Cream. Ir apie jį sekančiam video. Tai štai, bėgu plautis ir išbandyti, pasižiūrėti, kaip muilinsis, kaip putos ir koks poveikis. Aš jau odai tai matau, kad mano patinka, plaukams įsivaizduoju, dar labiau patiks. Iki kito video.